Ar tikėjote tokios lengvos pergalės šiandien? Na, nesitikėjau, vis tiek Nevėžis žaidžia elitinėje Baltijos lygoje. Tai nėra bloga komanda iš tikro. Gal mes buvom susikaupę iš tikro. Nes būdavo po tokio pergalės Baltijos lygoje kažkur toks jautėsi atsipalaidavimas būdavo Lietuvos krepšinio lygoje. Kažkur nesugaudydavom to tokios nuotaikos, rimties. Galų gale mūsų ir kolektyvas cementuojasi. Kur šiandien buvo tas priežastis didžiausias pergalės? Kad pavyko atitrūkti? Iš tikro gal vis tiek tai buvo jauna komanda, Nevėžis, sakykim, ką norim. Aišku, yra pas juos ir Trakimas, ir Dimša, yra keletą vyresnių žaidėjų, bet tai jauni priešininkai, o mes jau, galima sakyti, išmokome žaisti su jaunais vyriukais. Paskutinės 5 minutės atrodė, kad jau nebenorit nei vieni, nei kiti žaisti. Na, natūraliai kažkur pasąmonė laimi ten virš 20 taškų. Prisibėgai gal kokios traumos ten. Tiesiog natūralūs dalykai, gyvenimiški. Prezidentė su baudom problemos? Ne, kamuolys keturkampas.